Žodžiu, esam Klaipėdoj, vyksta jūros šventė, Red Bull šventė, Formulė 1 šventė, eisim netrukus prie bolido. Tai vienas iš bolidų, Driftkarai, Red Bull Brothers iš Vokietijos, Formulė 1 bolidai, yra Formulė 1 pilotas. Žodžiu, džiaugiamės diena, džiaugiamės jūros šventė. 6 turbakai. Čia gal aš galo nesaugus stovėti, kai tu galvoji. Pagazuok! Žodžiu, 6 turbinos, automobilis, šitas, arba sunkvežimis, tiksliau, važiuoja varžybose lenktyninis sunkvežimis. Čia yra daugiau specų apie jį. V8 16,4 litro, 4,7 tono. Įdomu, kokia galia. 2000 arklio galių. Wow. O, yra lankai, matau. Jo, atilipsiu aš? Ant ribos bus, bet nuimsim vairą. Bet dar biškio dar gali. Rimtai jinai juda? Nu, davai. Tait. Gerai, pagazuot galėsiu. Jo, reikės gazo. Tau reikės, prasme, biškį duot pradžiai gazo, nes kitaip nedirbsim laisvų. Gazo. Daug, daugiau. Okay. Dabar bus sunkesnė dalis. Gazu! Čia yra S58 variklis, M-Cas, Red Bull Brothers, G82 su S58 jo varikliu, Motec kompiuteriu valdomas. Iš tikrųjų buvau pirmose varžybose, kai šitas automobilis buvo tik tai pristatytas, važiavo Dreamers ar GP, tai buvau tą dieną, čia nematau pilotą, bet turiu netgi su broliais nuotrauką. Welcome to my crypt. It's nice. Samsonas Motorsport, Lietuva, Utenoj, gaminama, greičio dėžė. Šį visai fainai padarė, kad su Shadow Line'u juda duris. Visą laiką tvarkingai atrodo, nes dažniausiai bolidui, kai pasidarai langus, tai jie natūraliai nebevaikšto, nes nebe elektriniai. Dėl to toks, arba turi trumpesnius langus daryti, arba visai ranka užkišinėti, kad greičiai būtų. O čia visai protingas sprendimas. Tokie estetinės smulkmenėlės, žinai, bet sudaro gražią visumą labai. O, čia ir pats vienas Red Bull Brothers piloto. Hello and welcome. I'm Elias, driver and engineer from the team Red Bull Drift Brothers. And we brought our 1000 horsepower BMW M4s here, built those cars from scratch basically, specifically for drifting. So that's meaning, we doubled the horsepower in the engines, we designed the suspension that we have more steering lock, we have a body kit, specially designed for those cars, and also like all the electronics inside are different from stock. When we see you in Dreammaster GP again? In the best case next year, in Selected. We are working on a project in the background. Building new cars? Building new car. Okay. So will be released by the end of the year. Okay. And then I started up real quick. Pamenu, kai
šitą automobilį pagamino, jisai buvo skirtas važiuoti Driftmaster GP, naujas bolidas, bet gavosi daugiau kaip 1,5 tonos, dėl to automobilis tiesiog buvo nekonkurencingas ir negalėjo pajudėti. Tai būtent šiandieną to ir paklausiau, kada grįžti trialų varžybas, sakė, gaminam naują bolidą, o paklausiau, dėl šitas nevažiuoja, tai būtent ir pripažino, kad tiesiog per sunki mašina, bet yra puikiai daryti šou pasirodymus. Stovi Aras freestylinkis, yra Red Bull atletas iš Lietuvos, čia yra jo motociklas, jis yra stunt rideris, keliavo po pasaulį, rodo triukus, kažkieno gal svajonių gyvenimą gyvena. Labas. Labas. Įsimienkę, varom tiesą gal, tu taip iš galo. Ir baig, visą laiką. You guys want to do a wheelie yourself Yes. in safe environment? Yeah? Okay. This step, you're just gonna need to spin the wheel, alright? That's it. Imagine you're driving on a highway. And from there, we're gonna use just the throttle control for the wheel, alright? It looks super easy when you do it. Looks easy. Come. 1, 2, 3. Tai nesigals? Per žemai, nes aš laikau dabar su rankom. 1, 2, 3. Jo, mama, be rankų. Gerai. Gerai. Ačiū. Ištaikyt. Šiaip tai viskas sudėtingiau negu atrodo. Labai keista, kad reikia labai riešą atpalaiduoti, o norisi kažkaip įsitempti. Natūralu, kai nekontroliuoji, kažkaip negerai jautiesi. Ir keistas labai jausmas, kai kitos virvės atsilošia, atrodo, kad jau viskas krentu šitai. Na, koks tavo pirminis judesys? Bet tu ilgai moki šokti. Palaukit vakarą. Tu nenori bet dance? Be kamerų. Okay, guys, come inside. Okay? Panašiai kaip mano. Gal neblogas būtų bolidas, tik labai nepatogus lopšys atrodo. Jie atsigulė, sėdė, žiūrė. Nesėdė, o gulė, tiksliau reikėtų taip ir sakyti. Atrodo kažkodėl labai maža jinai. Man atrodo, gal dabar, kur važiuoja formulė, jau yra modifikuota ir jinai biškai išdidinta. Žiūrė, starteris. Kai viskas primityviai paprastai atrodo. Biškai sukimo gal trūksta, ne? Reikėtų individual racing parts į sukimą įdėti. Na, pirmuką. Yra kapartą. Norime pagazuok. Galim kur varyti. Tai penktadienis baigęs taip. Norime tiesiog motociklą, žodžiu, praėjom visas pramogas, bendravom su žmonėm, bandėm viską patys pačiupinėti. Tai trumpas toks penktadienio tiesiog užėjimas, o rytoj yra pagrindinė diena, tai einame dabar vakarienės, eisim ilsėtis ir rytoj pagrindinė vyks su visų formulė šou diena. Pasimatom kitoje dienoje.
bet šiandieną prasidėjo šeštadienis, balsas biški pakimęs, dėl to, kad buvo geras penktadienis. Esame Red Bull renginyje su Formulė 1 bolidu, tai Red Bull Showrun vadinasi. Žodžiu, mačiau Roką Bačiušką, mačiau, žodžiu, visokių lenktynininkų, Red Bull atstovų, netrukus bus ir standriderių pasirodymas. Vakar matėmės jau Svaras freestyling, atvažiavo daugiau stanterių, žodžiu, modsai, mašinos, Formulė, tobula diena, einam žiūrėti renginio. Arabų Emyratuose, Jungtinėse Amerikos valstijose, duonios, tai pokyčiai yra žurnalistai. Amerikos bei Saudo Arabijos. 2000 arklio galių žvėris Scania Chimera, tokio gyvulio Lietuva tikriausiai. Su legendiniais mikseriais, kurie ant važiuojančio bendiko šiandieną parodės mums visokius triukus iš grupės. Dabar važiuojame ir palaikome ir duojame Scania Chimera bolidu. Aš 20 Matome ten irgi žmonės, kurie gerą nuotaiką automobiliuose, taigi matome ir Honda sulaužė ir
kariuomenės naras, gynė tas pergalės visur beveik kur tik tai vykdavo Tai ką, ačiū Klaipėda, ačiū Formuliai, ačiū Red Bull, Car Vertical komandai, žodžiu, už labai nuostabų savaitgalį. Buvo gražiai šventė, daug gražių žmonių, geras laikas, geras oras net pasitaikė, kas šią vasarą yra ganėtinai reta. O aš važiuoju atgal į namus, kimbam prie drifto. Taip, teisingai išgirdot, neužilgo bus drifto video, pradėsiu vėl važiuoti drifte ir kimbam prie pirių kupinimo, nes turim auginti biudžetą ir prekiauti automobiliais. Ačiū, kad žiūrėjote, iki.